Miesnieki susitinka su regbio klubu Šiauliais. Priminsiu, kad čia bus kova dėl 5-8 vietų. I think in the second half we made many changes in the halftime, and I think the guys came up with big energy, and I think that's why we started to play wider from edge to edge. Elmar did a really good job in breaking the line and stepping everybody, and the ball started to move, and he got a good wide space where to attack, and we just used our opportunities. You already know the opponents for the game for the 5th place, and what does it mean for the team, and what can you tell about the next game? The biggest loss of the season was against Kaunas, and I think the guys want to revenge it. That game we had a really short bench because a lot of guys were injured. Many players have returned, and I think we can try to beat them because we want to finish season with a victory. Treneri, visai smagios rungtynės buvo kokias 50 minučių. Iš pradžių atidavėt iniciatyvą, vėliau parodėt charakterį, grįžot. Kiek įtakoja tas trumpas suolelis, kad neišlaikė to tempo visas rungtynės? Šiaip žinokit, aš ne suolelį gal kaltinčiau, ne dėl to, kad mes jo nepilna sudėtim. Pirmiausia, norėčiau pagirti komandą. Mes žinojom iš tikrųjų, ką tai komandai reiškia Šafranovskis. Jo nebuvo pritose varžybose, jis yra 50% tos komandos, jis ir Balodis. Tai dėja šiai dieną mes su jais nesusitvarkėm, patys matėt, kiaurai bėgo, kiaurai tikrai pridarė daug problemų. Ir norint, kad ir žaisti, aš kaip pat ir su vyrais kalbėjau po varžybų, sakau, kad ir norint žaisti 5, negalime mes tiek klysti, neįmanoma. Ir dabar, kad nelikt 8, kad nelikt paskutinioje vietoje, mes dar turėsim labai stipriai pasistengti. Tai šiai minutėj turim šiandien 3 ar 4 traumos, aš nežinau. Dantį sukandę pabaigsim šį sezoną, o po to žiūrėsim, kaip bus. Tai didžiausi sveikinimai Miesniekų komandai, tikrai stiprus, sunkus. Antrą kėlinį tikrai įmetė daug šviežių jėgų. Tikėjomės, kad susisunkins antrą kėlinį, bet gavos atvirkščiai. Rankose laikot geriausio žaidėjo prizą šiandien, ar kažkiek tai pasaldino pralaimėjimą ar nelabai? Ne, kaip tik gal kartesnis tas pasidarė. Šiaip ne veteranai turi gauti komandoje geriausią žaidėją, o turėtų gauti jauni, veržlus, norintys žaisti, veržtis, agresyvus jaunimas, o ne seneliai. Mes jau turim išeiti, kai sakant, užtarnautą poilsį. Tai aš apie tai dar pakalbėsiu su vyrais, gal jiem bus šiandieną kažkoks tai gilus pamastymas grįžtant namo. Sveikinimai Miesniekam iškovojus kelialapį ten į rungtynės dėl 5 vietos.